Filtro panešimo anuliavimas. Užsiteršus filtrams virš šio laiko atsiras 3 raidės fill, tuomet reiškia, kad reikia pasikeisti rekuperatoriaus filtrus. Pasikeitus filtrus galėsite paspausti šioje laikroduko atsiradusią varnelę ir tuomet pranešimas dings. Parametrai. Parametrus galite eiti dešinė pusė kampe ir paspaudus toliau galime eiti per rekuperatoriaus parametrus. Tai yra koreguoti laiką, savaitės datą, pavyzdžiui, šiandien yra penktadienis, todėl matote 5, galima nustatyti nuo 1 iki 7. Taip pat yra rekuperatoriaus veikimo principas pagal dienos arba savaitės programą. Tai yra, jeigu yra nuliukas, vadinasi turime dienos programą, jeigu yra savaitė, pavyzdžiui, pakeisime vienetą, vadinasi rekuperatorius dirbs pagal savaitės programą, individualiai pagal kiekvienos dienos grafiką. Taipogi galima reguliuoti ir bypass sklendės temperatūrą, tačiau rekomenduojama palikti gamyklinių nustatymus, taip pat ir ekrano ryškumą. 3 tai ryškiausias, galima nusimažinti iki minimalesnio ryškumo. Rekuperatoriaus programos. Galima nustatyti, kad rekuperatorius dirbtų pagal dienos arba savaitės programą, kurią jau minėjau. Tai jeigu matote kairėje pusėje mirksintį laikroduką, vadinasi, aktyvavus būtent šią programą, rekuperatorius dirbs pagal jūsų nustatytą grafiką. Grafiką reikia nustatyti einant parametrus, paspaudus ant laikroduko ir galima reguliuoti valandų diapazonus, kada rekuperatorius dirbs pirmų greičių, tai yra sumažintų, arba antru, tai yra standartiniu. Šiuo atveju, kai matote, kad mirksi on, vadinasi rekuperatorius, tarkime, kaip pavyzdys dabar nuo 4:32 dirbs antrų greičių. Jeigu paeisime toliau, matysite jau off ženkliuką, vadinasi, čia galima pakeisti, tarkime, nuo 6:42 rekuperatorius dirbs pamažintų režimu, tai yra ant pirmo greičio. Taipogi yra galima matyti antrą diapazoną. Čia pavyzdžiui yra 5 vakaro, tačiau būtų logiška jau pasikeisti galbūt ir iki 8 vakaro, ar ne. Tada dirbs vėl padidintų, pavyzdys. Ir tada nusistatom, tarkim, jau 11:30, rekuperatorius vėl dirbs pirmų greičių. Taip pat, jeigu yra poreikis, galima nustatyti ir 3 diapazoną. Tęsiant rekuperatoriaus programas, galima nusimatyti ir režimo vakarėlis įjungimą, tai yra jį aktyvavus, šiuo atveju, tarkim, pusvalandis, ar ne, galima pasididinti ir keliom valandom, kaip pavyzdys, ar ne, ir aktyvavus paspaudus varnelę, rekuperatorius dirbs padidintų greičiu, tai yra ant 3 padėties. Tiesa, reikia priminti, kad momentiškai rekuperatorius nesureaguos, reikia truputėlį palaukti, jis greitų metu aktyvuojasi. Jei aktualus paprastumas, matote, po kairę pusę dega ir rankelė. Jeigu aktyvuosime būtent rankelę, rekuperatorių reguliuosime rankiniu būdu. Tai yra pliusas ir minusas, šiuo metu dirba ant antro iš 3 greičių, ar ne, persijungia, kaip pavyzdys, į pirmą, dirba minimalių režimų, norime rankiniu padidinti iki maksimalaus, ar ne, užtvirtinam ir rekuperatorius iš karto keičiasi savo apsukas. Taipogi pultelyje ir atostogų režimas, tai yra viršutinėme kairiajame kampe matysite atostogų režimai, galima pasileisti nuo kelių valandų iki ištisų savaičių, tarkime šiuo atveju nusimatęs esu 3 valandas, paspaudžiu varnelę, aktyvuoju, jeigu matysite, kad ženkliukas mirksi, vadinasi režimas yra aktyvuotas ir atsirado naujas laikrodukas ir jisai po truputėlį mažės, kol baigsis jūsų nustatytas laikotarpis. Taipogi vakarėlio režimui egzistuoja ta pati logika, tai jeigu mirksi ženkliukas, vadinasi programa yra aktyvuota. Tai kaip ir minėjau, momentiškai nesaktyvuoja, reikia truputėlį palaukti.